gerų, gražių tradicinių augalų linais. Nors jau didelė dalis mūsų žemdirbių tuos linus iš savo širdies išrovė ir pasisėjo tuos didelius augalus, kanapes, su kuriais tikrai susidomėjimas irgi labai pakilęs yra. Taigi, sveiki atvykę ir mėginsiu aš jums truputuką papasakoti apie gana netradicinį Lietuvoje verslą. Jeigu jūs domintų būtent mokslininko kaip profesijos, toks kaip ir aprašymas, apsakymas, tai pasakysiu jums tokį dalyką, kad aš važiuoju į klasiokų susirinkimus, susitikimus po 5, po 10 metų, po visko, irgi mes bendraujame ir bendradarbiaujame, tai ne vieną kartą yra klausima, ką tu veiki, ką veikia mokslininkas. Labai sunku ir būna ir atsakyti. Aš čia jums mėginau taip abstrakčiai papasakoti, kaip ir mes domimės, mes tyrinėjame, mes kažkokius tai augalus išvedinėjame. Būna visko. Mes ir sėjam, ir stovim ant sėjamosios, ir sveriam tas sėklytes, ir beicuojam pačius, ir tiesiog raunam tos linelius pačius, ir va tas pačias kanapes irgi tas jau pluoštinės irgi mes ir raunam, ir pjaunam, ir tvarkom. Praktiškai tai yra tokiam žmogui, kuris nebijo naujovių specialybė, tam, kuris domisi daug kuo, kuris gali atiduoti save visą būtent tai profesijai. Ir tai gal yra toks nenuobodus darbas. Noriu pakviesti visus jaunuolius, tikrai pačiupinėti tuos mūsų Pieno nenešam. Reikia šiandien. O čia ir yra pluoštas. Pirmiausia, pristatysiu savo tokį kaip ir ūkį. Esu Milda Mikelionienė. Turiu daržininkystės ūkį šitame krašte, apie 75 hektarai, iš jų virš 50 hektarų daržovių. Dabar taip, mėlieji būsimi žemdirbiai, galėtume tokią mini apklausą surengti. Pasakykit, kas iš jūsų pasirengę, sakykime, kiekvieną rytą keltis anksti, sakykime, tvarkingai į darbą žygiuoti. Antras toks klausimas, ar jūs pasirengę suprasti, kad yra žmonių, kurie, sakykime, geriau už jūs išmano jūsų dalyką, kurį jūs dirbate. Ir trečias klausimas, kaip geriausia mokytis, ar iš savų klaidų, ar iš svetimų? Savų. Svetimų. Tai va, kurie į visus klausimus atsakė teigiamai, tai tie gali ramiai likti dirbti valdišką darbą. Ir paaiškinsiu, kodėl. Todėl, kad žemdirbys nebūtinai turi keltis kiekvieną dieną tuo pačiu laiku, nes tai yra darbas, kurį pats savo organizuoja. Jeigu jūs tą dieną tingit, galite ir lovoj gulėti iki vakaro, bet tik ties su ta sąlyga, kad kitą dieną reiks dirbti dvigubai daugiau. Antras dalykas, žemdirbys yra turbūt vienintelis laisvas žmogus šiame mūsų Respublikoje, kuris neturi jokio savo tiesioginio viršininko. Nes kokį paimsite darbą kitą, tai vis tiek kažkam tai reikia atsiskaityti. O žemdirbys atsiskaito pats savo. Ir tai turbūt yra laisviausias žmogus mūsų krašte. Tai yra laisvė, tai yra labai didelis, sakyčiau, privalumas tame darbe. Ir dėl to, sakykime, mokymosi iš savų ar svetimų klaidų, taip geriausia vis tik mokytis iš savų klaidų. Nes tik jūsų laukuose gali būti, sakykime, specifinės sąlygos, kur jūs pasimokysite iš savo klaidų. O dabar galėtume jums parodyti savo vieną lauką. Mes auginam tokią vieną gan išskirtinę kultūrą, kurios labai nedaug yra Lietuvoje. Šiais metais deklaruota tik 36 hektarai per Lietuvą, nes tai yra aukštasis pilotažas, sakykime, daržininkystės, ne kiekvienam pasiseka, tai yra Pekino kopūstai, kurių vartojimas yra labai didelis ir Lietuvoje jų pagrinde
įvežama daugiausiai iš Lenkijos, bet mes auginam iš tų 36 hektarų, 12 hektarų yra auginama mūsų ūkyje. Nusipirkti sėklą, durpių ir su tokia mašiniuku darom kubelius, tokius keli centimetrų ant kelių. Mašina pasėja po vieną sėklytę, paskui užauga tos daigiukai ir tas galvas čia didžiausias praktiškai tai yra rankinis darbas, kadangi mechanizuotai nieko nedaroma, tiesiog aplaupomos galvos tos. Nu, kadangi yra dar vienas kitas kirmeliukas paragavęs, tai va šitai va jis turi atrodyti. Ir paskui tos galvos stalai tokie būna pastatomi, supakuojamos, į kiekvieną į plėvelę vyniojame, užklijuojame savo ženklą, į maišus ir į prekybos tinklus. Žemės reikia keliams, reikia gamykloms, reikia viskam. Reiškia, žemės kiekis pasaulyje mažėja. O valgančių daugėja, su kiekvienu dešimtmečiu vis vos ne po milijardą dasideda. Tai reiškia, kad valgančių visą laiką bus, o auginantiems ko gero irgi perspektyvos geros. Nes tai, ką gali parduoti, tai yra jau verslas. Tai yra jūsų užtikrinti pinigai, kurių niekas neatims, niekas tų algų nesumažins, tik jūs patys galite savo susimažinti. Taip, kad jeigu turit kažkokią galimybę užsiimti, tai siūlau labai rimtai pagalvoti, nes tai yra tikrai gera perspektyva visam gyvenimui. Bet kita vertus tai yra gyvenimo būdas. Noriu padėkoti, kad mus priėmėt, kad parodėt, kaip dirbat, papasakojat ir padėkė tokia įteikti. Grįžę prie tą, ką reikia vykti, mes pasilikom išplėsdami cukrinių runkelių plotus dvigubai. Kaip augindavom virš 200, dabar virš 400 auginam. Toliau auginam 700 hektarų rapsą, 700 saliklinių miežių ir likusiai yra žieminiai rugiai, kviečiai. Rugis dabar pradėjome auginti daugiau vien dėl to, kad mums reikalingi granulų cechui šiaudai. Ir čia 2 metai atgal mes tą cechą pasistatėme, tai parodysiu, pradėjom dirbti, perdirbinėti dalį šiaudų, maždaug pusę šiaudų nuo savo ūkio perdirbinėti ir taip užsidirbti atlyginimą žiemą, kad mes turim keturkampis priesus toliau, kurie mums ruošia šiaudus. Tie 2 priesai per dieną supresuoja 100 hektarų šiaudų. Aš jums sakau skaičius, bet išmetu, ką jūs nesuvokėt. Mes 120 hektarų nupjaunam, 100 hektarų supresuojam. Tai kas dirbas gamyboje, tai tas purta galva, kad tai yra labai daug. Iš tikrųjų, tik tokiu būdu mes galim pasiruošti sausus šiaudus perdirbti ir tuo laiku, kad mums žemę reikia atlaisvyti, reikia viską labai greitai daryti. Bet jau technikai prižiūrėti žmonės labai reikalingi jauni. Jo, su pačia technika mes irgi priimam irgi jaunų ir mes priimam, ir aš priimu grynai iš veido. Žmogų pabendrauju pusvalandį, atrodo jis man lempa ir bando. Mes turim čia porą vaikinukų paėmė, vienas vietinis, vienas ne, ir nežinau, kol kas tai vienas matas, kad biški tingi, kitas. Aš jums pasakysiu vieną pavyzdį, kuris mano praktikoje buvo labai senai, kaip aš pradėjau dirbti, kadangi aš gimęs augęs, tai turėjau irgi iš jūsų mokyklos praktikantą ir taip pat prašė priimti. Ir žinot, mes gavom pirmą užsienietišką mašiną ir anglišką instrukciją. Jisai mums paskaitė angliškai, išvertė, bet jis niekaip nudirbtų nenuvažiavo iki naftos bazės praktiką. Nors dabar iš tikrųjų tas mokslas susikreipė, mes tai rinkomės pagal specialybę tą, ką mes norim, dabar jūs stojat ir kur jūs stojat, iš tikrųjų, vakarų. Jaunam specialistui, kad iš tikrųjų ir aprūpinam ir mašinom, ir kompiuteriais, ir telefonais, ir kas tai iš vis
ir aišku, geras atlyginimas. Atlyginimas dabar vyriausias specialistą apie 3000 litų. Jeigu nori normalų pasamdyti žmogų. Bet jis nėra kalbos apie tai, kad man reikia važiuoti namo. Reikia dirbti tiek, kiek reikia. Kada reikia. Jo, ir tada reikia reikalauti iš to žmogaus, ką jisai, nes jis neturi kitą atsakymą, tu viską gavai, tu dabar rodi, ką tu gavai. Iš tikrųjų, bent aš taip įsivaizduoju, kaip vadovas, kad taip turėtų būti. Lygus vaikščiams 20 kvadratų, tai čia yra 100 patelių motininių ir apie 50 patinų, bet ta kastelė yra vien patinų, nes kaip spalvų veislių labai daug, tai kad negiminingų būtų, tai pasidėtų patinų daug. Aišku, tiek nereikėtų, bet ką darysime, žodžiu, norintis išlaikyti, vis eina negiminingus turėti. Iš tokių, sakykime, kailinių triušių, tai galiu parodyti. Jau šeriasi senas plaukas eina žemė, naujas plaukas atauga. Čia yra trumpakailiai, tai specialūs kailiniai triušiai. Ant žiemos jisai turėtų būti gražus. Faktiškai šitas, tai čia darbinis daras, tai jisai nenais į kailį. Faktiškai žiūrėt, kad nesusargdės. Mėsa yra, sakykime, švarės sveika. Toliau, už mėsą gausim 20 litrų iš kilogramą, jau ten panašiai bus 1,5–1,7 kg mėsos. O kailis, jeigu gaminy, yra apie 100 litrų, sakykime, gaminy iš kailį gaunam. Tai kailis daug daugiau. Jeigu jisai už mėsą duoda 30–35 iki 40 litrų, už kailį gauna iki 100 litrų, sakykime, kaip gaminy. Plius dar surenkam nuo žarnyčių vidinius taukus ir rytą daro dar tepaliukus. Be abejo, dėl to, kad, sakykime, triušienas aplamai, jeigu prancūzai ten suvalgo po 2,5 kg vieną žmogų per metus, tai lietuvis kažkur tai 100 gramų nesuvalgo, vidutiniškai Lietuvai tenka. Prancūzai stengiasi dar netgi importuoti, jie pats nesugeba užauginti. Čekai irgi taip pat daug labai augina. Lenkai augina, bet niekas pas mus į Lietuvą praktiškai neįveža. Bandė čia truputį kinietiškas padavinėti per Maksimas, bet jos trūkums yra. Tik tiek, kad, žinot, triušis atrodo veisės, viskas greitai, viskas tvarkoja, bet jis yra pats jautriausias gyvūnas. Reikia žiūrėti, kad pašarai būtų švarus. Atiduokit man šliukės, net čia buvo. Atsistok ant 4 ir būsi karalius. Dar vieną manekėlę, gerai. Čia užsisegai. Čia va mano išvesta spalva yra. O kaip vadinasi jūsų? Visi kodėl Smėlinė. Gera spalva. Gera spalva. Dabar turiu čia irgi išvedinėjau tokią spalvą. Čia tas standartinis Kaspar Reksas, kur buvo iškėlęs tas pašepęs. Dabar jau šitas jau... Čia jau lai. Tai va, jo prieš karo dirba viršilgė tada. Dar būdų augina šiek tiek. O šiaip tai miežį kviečia raukščią. Pavalininkystė. Vyram labiau techniką įdomu. Na jo, technikos turim daug, aišku, bet technikos nieko nepadarys dabar. Savom lėšom techniką įsigijat, ar paramą naudojat? Naudojam, paramą kovanai buvo, naudojam paramą. Tai jau dabar sanaudot, bet projektų buvo kokie gal 5. Nu, per abu aukšturmintį. Можна квітри відсувати приклади.
Tas ūkis praktiškai buvo įkurtas 90 metais pagal valstiečių ūkio įstatymą. Turėjo 14 hektarų žemės. Dabar tai vienas valdau tą ūkį. Bendras ūkio šitą deklaruotas pasėlių plotas yra 870 hektarų. Statytas kažkas kiekvienais metais pokyčiai vyksta. Gal mes turėsim laiką, nuvažiuosim, nežinau, kaip jūs turėsit laiką. Gamybos sėka. Pamatysit, kaip rūšiuojami. Fasuojami svogūnai. Praktiškai svogūnų šiemet kažkur 2,5 tūkstančio tonų turėsit parduoti. Čia iš kiek? Iš 59 hektarų. O bulvių apie 3 tūkstančius. Virš 3 tūkstančių. Darbuotojai dirba tam ūkį 24. Šiuo metu aš nežinau, gal kiek dar 14 yra rimti. Nes reikia ir svogūnus naminėti, šitą be abejo šiandien nematysim, kaip svogūnus naminėti, nes man beliko tik tai 1,5 dienos nuimti svogūnus ir jau bus viskas sandėliuose. O bulves pradėsim gal kitą savaitę masinį gasimą. Tiek trumpai. Yra perspektyvos, galima kažką daryti. Šitą jaunam žmogui, kaip ir aš buvau jaunas, niekuomet aš šitą tų milijonų neuždirbu. Dabar va šitą apyvartą yra metinė 6 milijonai litų. Pačioj pradžioje aš džiaugdavus, kad uždirbdavau 50 tūkstančių litų per metus. Ir tuos pinigus ne tai, kad va vėjais ištašau mašinas pirkau, aš būdamas 28 metų nusipirkau savo asmeninę pirmą mašiną. Tai šitą buvo plėtra į pastatus, inventorių, į žemės ūkio mašinas, į žemės plėtrą. Taip negalima šitą mąstyti, kad va, o aš būsiu ir uždirbsiu. Viskas po biškį dedasi. Po 20 metų ir būsit va tokie, kaip ir aš. Bet tikriausiai reikia dar ir žinių. Žinios pagrindas. Svarbiausia yra užsispyrimas. Siekti tikslo gyvenime, o ne šitą, čia man tas nedomina, čia sunku, čia per vargs ir taip toliau. Jeigu žmonės susispyrė, tai visą laiką jie pasiekia tų gerų rezultatų. O šiandien išsikabinti tuščią žemę aš tai neįsivaizduoju. Šiaip jau geriau būti samdomų darbuotojų. Mechanizatorių kvalifikuotojų, trūksta kvalifikacijos žmonėms. Be abejo, visi dabar jau šitą kombainai, traktoriai, šitą žemės nuėmimo technika, tai visa beveik kompiuterizuota, per palydovus važiuoja ir taip toliau. Trūksta kvalifikacijos. O atlyginimai, tai pas mane žmonės yra geri specialistai, 4,5 tūkstančių litų uždirba. Kad parodėm, kad vyksta, kad toliau žmonių vyktų projektas Naujas žvilgsnis į žemės ūkį. O jums sėkmės, kad būtų derliai dideli. Ir labai jums ačiū. O dabar gražiai gyvena ir užsiminėja. Mergaičių nei vienos, o ne vieni berniukai. Nu, čia vienu žodžiu kupranugario. Kilmės jie gyvūnai yra čia panašiai kaip lamos, tik tai jos yra, kad mažesnės šiek tiek ir netokios agresyvios kaip lamos. Jos pagrindė tai dėl vilnos auginamos, nes vilna yra jų brangi. Šiltesnė nei avies gal 6-7 kartus. Kerpamos vieną kartą metuose. Nu ir va taip gavosi, kad pamatėm tuos gyvūnus ir aš nusprendžiu, kad jos sužinojau, kad jos nelepios lygom,
kad jos minta šienų, žolė ir galvoju, nu vis tiek, tokie paprastesni gyvūnai. Ir žiūrėjau, man, žinot, aš labai didelė gyvūnų mylėtoja, labai nenoriu pjauti, kaip vyras, oi avių noriu. Man avis, sakau, nu avis auginti aišku gyvūnai, bet tai jeigu skers pjauti. O čia va tokie, va, kaip ir grožis labai didelis, sakau. Jiem daug vietos nereikia. Nu, vienu žodžiu, apie 20 alpakų reikia hektarą. Žolę nuėda sulig žemė, vat visiškai. Jo, kaip stadioną padaro. Vilna yra geresnė nei Kašmyras, tai įsivaizduoju. Ir manau, kad su Vilna problemų tikrai nebus. Dabar tai nedaug jos tos Vilnos ir bus nuo 10, bet jeigu ateity, tai sakau. Kiek maždaug nuo vieno gyvuliuką? Šiaip tai, kaip mes pradžiai domėjomės, tai buvo parašyta, kad apie 5 kg, bet čia yra neteisybė. Grinos pačios geriausios Vilnos apie 2 kg. Mūsų ūkis yra konkrečiai sodininkystės krypties. Turim vieną iš didžiausių medelynų šitą sodų ir turim dar virš 100 hektarų derančio sodo. Tai tame tarpe yra ir seni sodai su sėkliniu poskiepiu, kurie mums kaip palikimas liko, ir turim jaunų žemaūgių sodų, kur irgi jau naujausia technika ten ir naujausias technologijos pritaikytos ir dirbam, kaip sakyt, nu, su visai kitokia technika. Aišku, traktoriukai, ten vieni didesni, kiti mažesni. Šiaip savo ūkį norint turėti, pirmiausiai žemės ūkį reikia turėti žemės. Norint savo verslą kurti. Ir sodininkystė šitą verslą kurti. Ir reikia turėti nuo savos, nes nuomojama žemės sodo tikrai neverta sodinti. Ir jo, kaip sakant, ilgamžiškumas nuoma netinka. Medelynui galbūt nuomoti galima. Daleiskim, jūs vyrai, kaip sakant, daugiau agroservizos krypties. Tai mes irgi turim dirbtuves, kur turim ir traktoristų, ir šiaip tai tokių žmonių, kurie dirbtų su technika ir kurie nusimanytų ir norėtų dirbti, tai žinokit, šiai dienai labai yra sunku surasti. Ir manyčiau, kad problema yra. Tai bet tie, kurie jaunuoliai nori dirbti ir turi tam gyslelę ir turi tą norą, tai mes visą laiką laukiam, įskėstom rankom ir norim, kad jie pas mus ateitų, nes traktoristai visi dauguma yra garbingo amžiaus likę ir jaunos pamainos reikia. Medeliai yra pasodinti puoduose. Mes šitas dalykus darom jau 5 metai. Turim lašelinę sistemą ir ten žemės praktiškai nereikia. Ten ant tokios plėvelės yra sustatyti medeliai, va ten matosi, jeigu domitės, galėsim daryti. Ir lašelinis laistymas kiekvienam pavasarį pasodinam ir rudenį tokius dvimedžius parduodam. Bet jaunų žmonių darbuotojams reikia. Taip, mums labai reikia. Mums reikia ir į sodą, mums reikia ir genėjimui, mums reikia ir su technika, kad dirbtų. Ir, pavyzdžiui, pas mus vyrai, tai jie ir dirba ir su technika, ir dirba sodė, kadangi ne bet kas gali genėti, ne bet kas gali dirbti. Orą išskaido deguonį ir pasilieka CO2 ir šitie obuoliai užmigdomi. Dabar šitos 2 kameros jau yra pilnumų išpildytos, jos jau paruoštas ilgam laikui. Va, matot, čia jau visą kamerą galit prieit pasižiūrėti. Yra užpildyta pilnumoj, konteineriai sudėti matyti. Jeigu reikalas yra, atsidarom langelį, pasiimam, pasižiūrim, kas viduj tam obuolį darosi. Ir šičia nebėra oro. Čia tik yra CO2. Žinokit, jau tendencija atsiranda, jau va tokie kaip aš, jau dažna prie vidutinių tokių pagaliamžiai, bet tų 80-mečiai jau mažėja darbas, kadangi bitininkai iki mirties dirba, taip kaip kunigai. Žinokit, jau pradėjai, tai pas bitės ir numiršta, nu nebent patalant paguldo. Bet jaunimas reikalingas. O jaunimas reikalingas, jaunimas, nu, konkurentai.
šiais laikais irgi. Bet šiaip tai, nu ką, jaunimas, žinokit, imasi, kas nebijo bičių. Pirmiausia, pirmas punktas turi būti. Nebūti alergiškam. Jeigu esi alergiškas, tu labai norėsi tų bičių turėti, kelias užkirstas. O toliau darbas, juodas darbas ir labai juodas darbas. Atrodo iš pažiūros gražus, skanu, saldo, savo vaikštai pas bitutės, nori su kepurė, nori be kepurės, jeigu sutari gerai. Bet darbo daug, žinau. Kiek kariliukų turite, kiek šeimų turite? Nu, šiai dienai padaugėjo, apie 400 turim. Kiek metelių jau grinai bityną atidavęs esat? Grinai tai nuo 91. Važiuoju, ar į bityną važiuoju čia, pasikraunu, su keltuvo. Dauguma bitininkų eina kartom. Aš jau galvoju, kad mano irgi bitynas bus toks, nu ir bet dabar liktai sūnus galgi nepabėgs, nors gal kas čia žino, kam ten mokėsi ar 7 metus, tai žinot, kartais klausimas kyla, bet gal nepabėgs. Tai va, būna toks kubilas, ne? Tai dabar nebe kubilas, o čia toks gaunasi pradžią reikia žiūrėti. Čia atsivežam šaltuvo, medų, pasistatom, sakytum, tokius rėmus. Pikis nenurinktas. Jeigu jis dabar ten uždengtas ir su medum, tai šitie tušti. Tušti jau išsuktas medus. Žiūrėti reikia, būna užstringa, nors čia galima keletą pridėti porėjimą, bet su keliais nelabai čia kas išeina. Tomi naujus, anuos tuščius išsuktus jau įstumi. Įstumi ir šitaip. Kaip sakant, va toks greitas užkrovimas, tos jau kur 200 jau tikrai išvažiuoja, dar va 3 lygiai. Ar Amerikai kokioje ar kur, nors tenai 10 000 laiko šeimų, bet vis tiek. Kokią avilį pažiūrėsim, ką jūs daro. Ne, tos, kur neprieisim per polietileną, kaip matysim. Da kai kuriuom apie net kūrės, tas nenuimtas, kiek bitelių. O sakykit, žiūriu spalvą. Jos iš čia jau apsilipdė šiek tiek. Šilumos kaip ir beveik nebėra. Gerų darbų, daug medaus ir lauksim pas save centre tada. Ačiū labai. Ačiū labai. Labai įdomu buvo. Eisim da medaus gerą gauti turbūt, negi taip jau visai. Tai labai malonu, kad jūs pas mus atvykat, iš tikrųjų. Čia, kaip aš sakau, kaip yra visų medžių ir visų augalų yra pradžia, tai savotiška kaip ir tokia, galima skaityti, pirminė stadija, nuo ko prasideda mūsų miškas, mūsų dekoratyviniai medžiai ir krūmai. Šis medelynas buvo įkurtas 38 metais, pradžia, aišku, buvo siekia tos prieškario laikus, kai Lietuvoje buvo girininkijos, buvo miškai ir kiekvienoje girininkijai turėdavo savo medelyną. Medelynas plėtėsi labai stipriai ir ženkliai pradėjo plėstis nuo 91 metų, nes matėm rinką, matėm realizaciją ir šiai dienai medelyno plotas užima 66,66 hektarų. Toksai labai įdomus skaičius. Tai pagrindinė, aišku, mūsų produkcija yra išauginti mišką, sodmenis, miškų atkūrimai. Tai yra eglė, pušis, daržas, juodalksnis, maumedis, liepa, klevas. Tai tų jau mažiau sodinam, jie antraeiliai, bet pagrindinė šitos medžių rūšis. Ir viskas yra dabar sukoncentruota į šitą vieną medelyną. Mes produkcijas auginam ir parduodam kasmet iki 3,5 milijono. Tai 1,5 milijono sodmenų iškeliauja į Švediją, kita dalis Estija, Latvija jau mažiau.
privatus miškai. Dabar visas sėklų rinkimas tai yra tik tai medelyno reikalas. Mes turim patys prisirinkti, patys pasėti ir išauginti, aišku. Tai šiuo metu, kai jūs esate pas mus, mes labai intensyviai renkam ąžuolo gilės. Šiemet žyklą turi, juodalksnį patys įseižam, liepą, klevai čia nusikliaudom, susifikuojam, paskui pavasarį sėjom irgi pas save medelinę. Jūsų apimtis didelis, darbai tokie imlus, jaunų darbininkų jums reikia ir kokių? Su darbininkais jaunais yra taip, mes visą laiką juos priemam, pavasarį tikrai pas mus ateina daug jaunų ir labai gaila, kad daug ir išeina, padirbė 2 savaitės, 3 savaitės. Tai tą konkurenciją mes turim, žmonės noriai pas mus eina, iš tikrųjų ir kaip. Tik tiek labai mums koja kišia tai, kad esam sezoninis darbas. Labai dėkui. Ačiū tikrai visiems. Imam sraigių auginimo verslu, auginam sraiges, bandom ir ikrus daryti, kaip tik savam naudojimui. Bandom ir produkciją jau daryti, bet irgi dar kol kas savam, nes reikia, kad cechą įsirengti, reikia papildomų pinigų, reikia rinką pirmiausiai turėti ir panašiai. Kol kas tik auginam. Miegančios šitas visas, susiekiavusias. Dabar mes ir rinksim į maišus, sversim, dėsim į šaldytuvą. Jos tokios yra parduodamos ir mėsai, ir tokios yra perdirbamos. Kiek už kilogramą sudaigių pardavimas gauna? Kaip šįmet, tai mes nepasiekėm gero rezultato kol kas. Dabar turim tik tai 7 litai už kilogramą. Ir tikimės gal kas nors biškutį duos daugiau, bet kol kas tiek. Kaina priklauso labai nuo metų laiko, kokia vasara būna, kiek tų sraigių priauga. Ir kaip pasakyti, dar mūsų tas verslas yra labai pati pradžia, dar mes niekaip negalim išeiti į užsienio rinkas taip jau lengvai. Reikalingi tarpininkai, o kada tarpininkai reikalingi, tai iš karto ir kaina mažėja gamintojai. Mes jas veisim, naudojam druską, ko dabar nerekomenduojam naujiem augintojam, kadangi jau mes irgi truputėlį daugiau patys sužinojom ir savo patirties ir tiesiog žinom, kas nelabai gerai. Tai va čia lūpai. Ir kokia čia temperatūra panaši? Ši temperatūra dabar 6 pasidarė, yra termometras, kuris reguliuoja temperatūrą 3-6 laipsniai, tai yra miego temperatūra sraigiai. Čia visos miego. Vyrai. Čia yra sūdyta ikra, jeigu norit galite ragauti, nes ją sūdyta. Aš beje valgyti. Labai ačiū, sakau, labai abiems šeimininkams, dėkuoju, kad minėjome ir centro vardu labai dėkingi jum skiriam padėtėlę, labai kviesime pas mus atvykti ir sėkmės tolesniam versle, kad tikrai išeitumėte į užsienio rinkas. Labai ačiū. Aišku, jau ruduo, jau daug kas apšalinį šalė jau. Vaistažolių ūkis, sertifikuotas, virš hektaro dirbamo žemės ir auginamų vaistažolių, prieskoninių, medingų augalų. Jau 5 sezonas šiemet, 5 metai. Vienas iš 3 laukų čianai, aišku, ruduo jau daug ko nebėra, tai bet ko šalnos nepakanda, tai va tikrasis margainis truputį yra dar, medatkos dar va žaliuoja ir geltonuoja, petražolės irgi va jos nebijo šalnų. O ten tas aukštas toks. Čia peletrūnas, vienas nupjautas buvo apžėlės, kitas jų. Ir viskas, daugiau yra nuimta viskas arba skirta užarimui, perdirbimui ir kitų metų sėjai laukai visi. Kiek žmonių turi? Ne, abu iš tikrųjų su vyru, nes vyras už visus techninius dalykus
ir žemės dirbimo atsakingas, jau aš nesikišu, tik pasitarėm, kur ką daryti, o šiaip tai sezono metu prašau talkos, kada sodinti reikia, kada nuravėti reikia, tai prašau. Jaunimą pas save priimtume, Taip, o padirbėti. kodėl ne? Taip, aišku, kodėl ne, aišku, galima, taip, darbo tikrai sočiai yra visur viską. Augini, džiovini, sandėliuoji, o rudeniop jau praktiškai va dabar va nuo kaip užeina, kaip Dievas duoda, kaip šalnos ateina ir prasideda slogos ir pas mus visokie peršalimai, pasidaro šalta ir tada jau labai suaktyvėja prekyba tų pačių arbatų per parduotuvės ir tada jau suranda mus. Tai va plius minus, bet rugsėjo pradžia, rugsėjo pabaiga, tada prasideda. Kaip realizuojat, kur per prekybos tinklus ar per mugės? Įvairiai, žinokit, visais būdais. Ir per mugės, ir internetinis puslapis yra, žmonės atrandę, užsisakinėja, ir per sveiko maisto parduotuvėlės, ir per kitas parduotuvės. Tiesiog, čia yra ūkininkas, jisai ne ūkininkas, jisai normalus verslininkas, nes jeigu tu augini produkciją, nesvarbu, ką tu turi, ar gamini, gali būti gamykla, tu privalai tą savo produkciją parduoti ir realizuoti. Mes čia dekoratyvinio augalų ūkis, užsiimam dekoratyvinio augalų auginimą, dauginimą, prekybą, želdinimą, sodybų ir gamybinių pastatų ir privačių. Tai toks mūsų ir ūkis, nėra jis čia labai didelis, dirba tik šeimininė tokia ranga. Mes jau labai senai, šiaip tai sakau, virš 40 metų, kai mes tuo užsiimam. Aišku, mastai buvo kitokie. Ir jau, kaip pasakyti, jau daug kas žinot, kai yra toks ūkis. Jeigu būtumėt neatvažiavę, būtumėt nežinoję, bet šiaip tai, kaip, jau žino, kad patys stengiamės, kad daugiau užauginti, aišku, ne viską, bet ir dauginam, ir sėjam, ir skiepijam patys, aišku. Kiek maždaug žmonių reikia tokiam, kaip jūs, verslui, keliui? Čia ūkį per vasarą dirba 2 moterys. O bet įvažinėjai įrenginiai? O įrenginiai čia yra kitų. Čia jau kita brigada yra, kitas vadovas yra tenai. Tai kiek tų brigadų ir vien? Brigadai? Ne, vien brigada? Ne, viena brigada, bet ten dirba įvairiai, 7-8 žmonės dirba. Mašinai ir visokie... Mašinai, traktorių turim. Mini traktorių ten yra nam kieme stovi. Viską atvažiuoji, rengi, parodykit mums mechanizaciją. Ir kompiuterinė įranga, jau būtina, taip? Nes naktį laistom. Vasarą karštą negalim laistyti, nes per karštą. Pagal laiką nusireguliuoja, kiek laiko nori laistyti, kokiom dienom nori laistyti. Ir jisai įsijungia tą dieną, tą valandą, kuris nustatytas. Dabar aš išjungiu, padariau, nes drėgna yra, tai laistymas nereikalingas. Vienu žodžiu, čia vargas yra. Vargas, bet kartu verslas. Čia verslas. Bet kiti verslą daro, jisai 5 valandą pareina namo ir televizorių žiūri, o mes nuo ryto ankstaus iki sutemos. Ne, čia pagrindai yra viskas mūsų daug. Ak, šitie. Ir čia visur laistams įrengts, ne? Norim padėkoti, o čia vyksta projektas, naujas žvilgsnis į žemės ūkis, o jums sėkmės ir po projekto mes labai norėsim jūs pakviesti pas save į centrą.
va, kaip ir visų elevatorių, yra pirmiausia supirkti grūdus. Ūkininkai, žinot, jeigu ūkininkai žemės ūkio bendrovės augina grūdus, atveža, čia va yra svarstyklės pirmiausia. Nu, einam kartu, iškart ir pasižiūrėsim kartu. Ir visą pažiūrėsim. Elevatorium pakliūna, jį nori. Aukšti va tokie, va čia va mes norim jos. Tie grūdai norim keliam į bokštą, paduodami, va tie va tokie, kur viršuje, va tas yra transportiniai. Apačioje yra transportiniai, kurie išleidžiami, o viršuje paduodami didžiuosius bokštus. Čia va tas kompiuteris rodo bokštų temperatūras, kokios temperatūros eina. Įsijungi ir gali pasižiūrėti, kas, kokiam bokštui užsiimi, kokią dieną. Nematysiu, bet dabar matysiu statistiką. Kas mato, kaip šitą statistiką čia. Na, užsidėsiu, pavyzdžiui, savaitės. 2 savaičių ir aš matau, kas buvo bokštuose, kokios kokybė, kokie grūdai. Nes kiekvienam bokštui, pavyzdžiui, bokštui yra rapsai, kitam bokštui yra kviečiai, trečiam bokšte būna soja. Nes mes turim ir gamybą, nes priimam ir soją, kadangi spaudžiam iš sojos aliejų ir iš rapsų aliejų. Ir aliejų. Aliejus yra biokurui, sojų aliejus yra pašaram, o rapsų yra... Šit bokštus. Visi bokštai pilni. O sako, visos tos bačkos va yra pilas, aliejus paprastai būna papiltas. Ką reikia noro tai dirbti? O ką reikia? Nebijoti aukščio. Pirmiausia. Bet viską reikės iššiupelį, iššluoti ir... Šiaip tai pas mus vypinių nėra, nes jeigu reikia ir apsivalyti pačiam reikia, susitvarkyti reikia. O netingėti. Sakykite, su technika dirba, mačiau technikos turite nemažai. Taip, krautuvai yra, todėl kad mes trąšų daug turime. Ir jaunų žmonių irgi reikia, taip? Taip, be abejo, visur reikia jauni. Aišku, kad ta technika valdytų gerai. Ir technika, kad valdytų, ir aišku, kai mokėti ir pasiremontuoti reikia tą techniką. Būtent svarstyklės įjungia, svarstyklės rodo tikslų svorį ir sutaruojami, palaidos trąšos sutaruojamos jau įdėmių. Daug informacijos ateikė, ir šiek tiek apsupratimą. Turime, kas yra žemės ūkio verslas, ką jūs darote, kokios perspektyvos. Ačiū labai. Dėkui. Čia yra ūkis pagrindinis yra daržininkystės, vyksta augalininkystė, tai vadinamas auginamos daržovės, bulvės, svogūnai, javai, sakiausia, rapsas, kviečiai, tikriausiai žinote, šitas augalas. Ir ūkis jau gyvuoja, nuo 90 metų. 87-90. Ir šiuo metu pradėtas nuo 3 hektarų ir įsivystė dabar beveik netoli 2000, jeigu tiksliai 1700 hektarų jau valdo ūkis. Jeigu žinot, tai daug darbo tarp daržovių. Tai prašau, einam, aprodysi visą ūkį. Pradėsim gamybas. Pradėsim tą gamybą, kuris vyksta bulvių išrūšiavimas, tam tikras frakcijas. Paskui supasavimas, supasuojant, etiketės uždedam, palėčių uždėjimas. Sunkvežimis ir išvežam. Kartą kažkokie piniginė vis tiek eina milijonais. 10 milijonų. 10 milijonų, ar ne? Tai gal daugiau galėtų pats ūkininkas papasakoti. Čia žmonių dirba, kiek reikėtų, gal jaunimo reikėtų, ar keičiasi, ar vyksta kaita darbininkų? Taip, ūkiai dirba kažkur 70-100 žmonių pastoviai visus metus. Tai ir pusė vyrų, pusė moterų dirba. Tai vyrai be abejo priėmė
mechanikos, traktorių, prie kombainų. Žiemą su autokarais važinėja, vaikšto, važiuoja moteris ir jau kitusėlė. Taip, mūsų agroservisas specialybė labai tiktų. Labai tiktų ir nes jie mokosi ne tik valdyti techniką, bet ir žino technologiją, kaip tą daryti, mokosi. Mes šitą labai akcentuojam. Vairuoti gali kiekvienas. Vairuoja pas mus yra, kad ir moteris vairuodavo traktorius, bet ne kiekvienas moka remontuoti. Ne kiekvienas moka prižiūrėti. Mes reikalavom, daug yra žmonių atėjusių iš tos vadinamus kitos ideologijos, kai vyresni žmonės atėjo, sakykime, nuo kolūkių, jie biškai kitaip įsivaizduoja tą priežiūrą. Tad reikalaujam ir bandom iš visų reikalauti, kad būtų technika nauja, kaip pats ūkininkas juokauja, sako, važinėja visi daug brangesnė mašina negu jis pats, nes mašinos apie 500 milijonų kainuoja, traktoriai, agregatai, kiekvienas kažkoks neapgalvotas judesiukas, labai daug viskas kainuoja, sakykime, eina per nuostolį. Kažkaip vežia tiek John Deere, pas mus pagrindai yra John Deere traktoriai, tai reikalavome, kad ir griežtai tvarka būtų, priežiūra kiekvieną rytą, žurnalų pildymai, apžiūrėjimas, sakykime, užtat norim, kad ateitų į darbą kvalifikuoti darbuotojai, nusimanantis apie techniką, sakykime, kvalifikuotas darbuotojas atitinkamai, jeigu nusimano, jeigu gerai prižiūri, atitinkamai ir atlygis už tai priklauso gerėti. Atlyginimas didėja nuo kvalifikacijos. Jeigu motyvuoti darbuotojai bus, tai lauksim su džiaugsmu. Į rankas? Daug ar mažai? 2000. 2000. Į rankas. Ir daugiau dirbančių, ir mažiau. Taip. Priklauso nuo tavo kvalifikacijos, kaip tu dirbsi, ar tu, sakykime, sugebėsi tą darbą atlikti, kokią tu dirbi darbą, ar tu priklauso nuo žmogaus. Visi. Nes vieni stengiasi, kiti nesistengia. Dėkojam Gintautui Dominui, kad priėmė mus į ūkį, jums labai, kad papasakoja įdomiai ir sėkmės toliau plėsis, daug išdirbti, dirbti, priimti mūsų mokymus. Būtinai, jeigu jie tik tai bus noras, prašau, laukiam mūsų ūkyje, kad tik tai ateikit su noru, mes jūs mielai priimsim. Dirbam, pagrindė mes dirbam 1350 hektarų žemės turim. Dabar šiuo momentu turim 600 karvių, paskui veršelė 800 gyvuliukų. Veršelius auginam ir atiduodam kitur auginti. Tai va, pagrindė žemės ūkis. Grūdinės, rapsai pas mus, nes gyvuliai ir žolinės turim 200 hektarų, pievų. Darbai visi baigti, vis pasėta, dygsta, laukiam žiemos, tvarkomės, arimai pagrindė baigiam, mėšlus kratam, arimai vis tokie darbai belikę vis. Kiti kombainai smulkintuvus išvažiavę į kitas bendrovės padėti, nes mūsų grupė yra 16 bendrovių dirbam. Per visą Lietuvą turi tas Agrovila grupė, tai va ir vieni kiti turim šiuo momentu 60 žmonių, su firmais, su visko čia. Mechanizatorių 15, taip jau. O jaunimą reikia? Reikia labai jaunimą. Žinokit, nu kaip, tą techniką, čia dabar, aišku, ten vis John Deere, ką turim, da ir į tarybinės, va matot, stovi, kažkiek dar neapseinam, da vis taip, bet jaunų tai reikia, dabar visi traktoriai, paukštuoji kompiuteriai, reikia jau tobulų jaunų vyrų. Žiemo mechanizatoriai, jie ar dirbo, ar... Nu, išleidžiam atostogų, tvarkam techniką. Pabišką jau, žinot, atiduoti norės, kai jie... Žiemą yra jau, aišku, yra aplinkos tvarkyti daug, mums ferma ten ir mėšlai vis tvarkyti. Taip jau labai nėra, kad ten jau laisvai būtų. Tai reiškia, agroserviso darbininkų jums reikėtų. O kaip nereik, visur reikia. Yra pareiminė vaizda, kalbėjau su Vilnium, sako, tik gituotko jaunimą, pas mus visos programos įdėkti, visi traktoriai, visas
GPS, viską matom, kas kiek padirba, ten traktorys ar kur išvažiavo iš lauko ribų, viską va, sėdi kompiuterį pasijungi ir matai, kiek dirba jau. Viskas čia, tos technologinės, eina labai aukštam lygiai čia viskas. Kaip jūs sakyti, sako, visokių būntų pinigėliai yra, kaip irškimas, kur tie darbas sudėtingesni, ten vėl daugiau, nu, kas jau valandinį, kur akmenėlių nepalygis, kur kombainą vairuoti, ten pasukit. Kad jūs priėmėt, pienus pavaišinat, kad parodyt, ką veikėt, kad tiesiog pamatėm, kas jūs tokie, kur gali mūsų jaunimas dirbti, kur gali matyti kažkokias darbo vietas, o jums sveikatos ir tada lauksim pas mus. Gerai, ačiū labai. Matyti jūs, sveiki gyvi atvykę į Smiltynės sodybą, Panevėžio rajonas, Smiltynės Viensėdi. Pagal mūsų vietovės pavadinimą, mūsų viešbutis taip ir vadinasi Smiltynės sodyba. Tai yra kaimo turizmo sodyba, ūkininko Mindaugo Butėno, aš jo būsiu žmona, Jurgita, dirbo administratorė, jeigu reikia ir vadybininkė, ir kambarinė, ir padavėja. Tai va, grupė šita sodyba jau įsikūrus 5 metai. Tai viešbučio kompleksas vienas pastatas. Sekantis pastatas pavaikščiosim po teritoriją yra kavinė ir didžioji lauko terasa, kuri yra išdygus tik tai prieš 2 metų krepšinio čempionatai. Kaip žinot, pas mus gyveno Lietuvos rinktinė. Turime 23 kambarius. Kambariai yra dviviečiai, triviečiai, parodysiu kambariuką, pokelių salės, konferencijų, organizuojam mokymus, taip pat teikiam vasarą Kaidarių paslaugą, tai yra plukdom iš čia į Naujamiestį, Krekenavą ir įvairius įmanomus maršrutus Andžylę ir Nevėžį. Dirba dabar čia. Vasarą dirba apie 20, žiemos metu apie 10. Ar pusių mažėja? Taip, tai todėl, kas išeina? Padavimas išeina padavėjai, nes kavinė 80% sumažėja nepaslapti. Parodyt, ką jūs dirbate, kaip dirbate, kad jaunimui paaiškina, apie ko reikia, kad gerai dirbti ir uždirbti. O jums ką daugiau? Sėkmės, dar daug klientų, sveikatos ir aišku, dar kartą ačiū. Tai ačiū labai už tokią gražią padėką. Tikrai prašom, kas dar ką domina, gali taip užvažiuoti, pasivaikščioti, pasižiūrėti. Vėlai priimsim. Reiškia, maisto pramonės technikumą pradėjau dirbti su maistu ir susijau savo įmonę taip pat su maistu. 10 metų, kaip mes tą įmonę turime. Pradžia buvo labai sunki, buvo daug baimės, buvo daug nežinomybių, tų klaustukų ir atsakymų, nežinojau, kur kreiptis, kadangi jeigu nori pradėti verslą, reikia visada pačiam kažką, iš kažkur ką sužinoti, nes pasakyti mažai kažką ar pasako. Tai tą ieškoju ir gal atsibeldžiau tuos visus taškus, kurių reikia, ir po kiek metų, kai pradeda tikrinti, dar daugiau sužinai, visi pradės daugiau tobulėti. O šiaip mes pradėjom tai nuo cepelinų, nuo bulvių, bulvės taip pat iš ūkininkų, pradėjom gaminti cepelinus, po biskį, nuo vieno darbininko, po to priėmiau vyrą, pro to įsiplėčiau, dabar aš turiu 18 žmonių, šiaip valgo pas mus cepelinus, ir jeigu jūs atvažiuojate pas mus valgyti, tai labai ačiū. O plėsis irgi pradėjom, nuo to ir pradėjom plėsis. Čia buvo šita mūsų salė, 3 staliukai.
Tai įsivaizduokit, kiek čia mes turėjom turėti, bet tilpom. Reikėjo plėstis toliau. Ir pastatėm didįjį pastatą. Pastačius didįjį pastatą, tada perėjau aš kaip ūkininkė ir kai nuvesiu aš jūs ten parodyti, tikrai rengėm šiemet tokį kaip pramogų. Ir jūs galėsit sustoti, papietauti, žuvies įsitraukti, įsikepti, ten yra visa virtuvė ir viskas. Tai kad, nežinau, jeigu jums kas domina. Jaunus žmonės priimat, turite Mes jaunas priimam, mūsų padavėjos jaunas, mūsų padavėjos ateina iš dabar praktikantės dirba, bet tai dirba daugiausia, ir pabrėšiu, mūsų kaimo žmonės. Paim daug energijos toliau, geros auros čia ir sėkmės. Ačiū. Ačiū. Dvaro sodyba priklausė Lenkų dvarininkams Bistramams, nuo jų pavardės ir kilo šis pavadinimas. Dvaro sodyba kurta iki 1863 metų sukilimo. Jis dvaro sodyba yra įsimintinas tuo, kad vienas iš sukilimo mūšių, vėliau istorinėse šaltiniuose minimas kaip Bistrampolės mūšis, yra vykęs visiškai netoli 2 kilometrai nuo dvaro sodybos. Dabar įstaigai pradėjus rūpintis nuo 2003 metų dvaro sodyba, ji buvo atkurta ir sutvarkyta praktiškai visi dvaro pastatai. Ūkinė dalis pastatų, 2 pastatai yra likę dar netvarkyti. Įvyko dideli 3 europiniai projektai. Ir pirmoji buvo sutvarkyti centriniai rūmai, Ledainės pastatas, kuris buvo praktiškai iki pusės tik tai vadinamas šaldytuvas, buvusios senosios arklidės, kur dabar įrengta koncertinė salė, ir vežiminės pastatas kitoje pusėje, kur dabar įrengtas viešbutėlis. Tai mūsų sportai yra sporto aikštynas, kad būtų galima ir pažaisti ir krepšinį, ir tenisą. Šalia yra aptvertas sodo dalis ir turime Danielių. Turime Danielių. Na ir dar vienas iš turbūt mūsų ateities didelių planų - įkurti žirgyną, modernų žirgyną. Jis jau vienas pastatas yra įkurtas. Mes turim 4 žirgus, savus žirgus. Ir 4 gardus nuomosime, galės laikyti žmonės savus žirgus. O va tie 2 pastatai, kur dar sakiau nesutvarkyti, tai čia ateityje bus tam akmeniniam pastate maniežas, po stogu bus modernus maniežas su sėdimom vietom, kur galima bus rengti ir varžybas, ir sekantis pastatas, Kujono pastatas. Tai va tokia bendra veikla. Eilę metų jau mes čia dirbame, praktiškai dvaro sodyba jau 4 metai jau Liepos mėnesį buvo veikia, pilnai funkcionuoja ir per tuos metus vis matome, kad reikia veiklos, žmonės nori atvažiavę ne tik pasižiūrėti, kaip atrodo senas dvaras, bet nori ir kažką čia veikti. Sėkmės jums. Dėkui, Van, jūs tapsit mūsų irgi garbės lentoj. Ačiū. Iki į mūsų malūną, oi kiek jaunimo gražaus yra. Tai gal irgi su žemės ūkiu esate surišti kaip nors? O, tai labai gerai. Norim pažiūrėti. Bus ir klausimų. O dabar kaip tik pas mus vyksta senovinis malymas akmeniniam girnom. Jo, sertifikuotas tautinė paslauga. Dar galit pasižiūrėti. Dabar kaip tik malom rugius, banutei, akmeniniam girnom. Galėsit pasižiūrėti, o paskui valgysit. Gerai. Vynų yra, bet patys veždama iš. Viršutinės ūkas, apatinė stovi. Net į posakis yra krūti kaip apatinė girno, sako šiandien, kas jam lėtai ūkas. Dirbame dviese, aš ir padėjėjas Gintaras.
taip ir malam. O čia gaunat grūdus čia ar tik savo, ar aplinkiniai veža? Čia yra aplinkiniai atveža grūdus mal, turim užsakymus. Mūsų yra paslauga. Na, per truputį grūdų perkam, sumalam, kad turėti vilkų malūnį ir parduoti, kad būtų galima ką. Tai dar dasiperkam mes. O taip tai paslauga yra. Žmonės atveža grūdus, jiem perdirbam, sumalam. O čia jau nuo seno tas pastatas kaip malūnas buvo, ar kaip jis čia atsirado toks? Pastatas nuo 1925 metais pradėtas statyti, per 5 metus statybinė dalis baigta, sumontuoti įrengimai yra ir 30 metais pradėjęs veikti. Ir visą laiką buvo malūnas. Paskirtis jo kviečiamą atvalcų įrangą turim švedišką. Yra išlykę viskas originalas. Vienas skirtumas, kad ne varikliai sukam, o elektra. Elektra pradėta sukti, kada įvyko elektrifikacija po 1963 metų. Tada buvo atsisakyta variklių ir darbas vyksta elektra. Ateina grūdai palami. Va jau turime išvalytus, nušveistus grūdus. Va jau turim sumaltą. Jau yra susmulkinti grūdai. Va, jie, matot, su selenytėm. Jo, ir tokie jie specifiniai, žinokit, blynus labai mėgsta. Ir ragaišį, čia daugiausiai tai kaimiškas būna ragaišis. Čia vien po girnų dar tik tai. Čia viso grūdo vadinam. O dabar sakykit, kasgi prie to grūdo čia prie malimo galėtų dirbti? Koks tas turėtų būti žmogus? Nu čia, žinokit, muzikantas turėtų būti. Praktiškai. Kodėl? Jis turi jausti. Kadangi čia ne kompiuteriai, čia turi jausti iš garso. Viskas eina pagrindė, žinokit, kaip smuiku groti. Turi girdėti, turi būti muzikantas. Taip, nes taip, jeigu tik techninis jaus tą techninį, kaip tas rengimas, čia turi visą malūno gaudėsi, žinokit, jausti. Taip nebus, kad va čia įpyliau, čia pasižiūrėjau, malūnas gaudžia ir kaip smuikas. Ir klausai to garsą. Dėkui. Ačiū labai. Ačiū labai jums. Prašom ilgiau atvažiuoti, kad paragaut blynų. Mūsų įmonė vadinasi mažoji bendrija Grundalas. Anksčiau čia buvo vadinama Želnio įmonė Grundalas, bet dabar mūsų metų mes persivadinom mažoji bendrija Grundalas, bet čia yra šeimos verslas pagrinde. Ir vienu žodžiu gaminam vien tik tai žuvies produktus. Tiek Lietuvai, tiek truputuką ir importuojame, bet pagrinde Lietuvai. Gaminame pagrinde iš strimelės ir iš silikės. Iš silkių filė. Kepam žuvį, marinuojam, įvairiuose padažuose išleidžiam, įvairiam išfasavime, tiek dideliam, tiek mažam. Ir sūdyta ir kibiruose, ir indeliuose. Vienu žodžiu, asortimentas mūsų gal yra panašiai apie 30-40 pavadinimų. Dabar šiuo momentu grindis silkė su galva yra labai perkamas dalykas. Tai va, iš jos ir gaminam. Tiek preservus indeliuose po kilogramą 300, tiek sūdyta kibiruose. Gaminam iš jos ir nulupam odą ir aliejuje, ten tokiuose indeliuose 700 gramų trūgų vadinama. Nu, vienu žodžiu, asortimentas iš silkės. O žmonių ceche? Žmonių ceche pas mus panašiai 15-16. Į mėnesį pagaminam apie 700 kg. O vyriškas rankas reikalingas? Taip, turim 3 vyrus. Ceche, grinai ceche. O šiaip priimtumėt jaunus? O kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Mes priimam. Tai tik tai, žinoma, jeigu turim žmogų, tai mes to žmogaus neišmesim, betgi keičiasi žmonės, keičiasi priimam. Ceche, žinoma, darbas, kaip vyrams, pagalbinio darbininko, krovėjo.
Yra vairuotojų. Mes Panevėžio profesinio rengimo centro vardu norim jums padėkoti, kad mus priėmėt, kad parodėt, kaip dirbat, kad pakvietėt dar išvažiuoti. O šį vyksta projektas Naujas žvilgsnis į žemės ūkį ir mes norėsim jūs pakviesti savo aiškų. Parodysim, ką mes darome. O šiaip labai ačiū, labai malonu.